Ar taip greit po rungtynių yra minčių, kai buvo galima sužaisti tas paskutinės 6 minutės, kad nebūtų tokios baigties, kokia buvo? Jo, tai be abejo, reikėjo žaisti taip, kaip žaidėm 74. Tai tiesiog, nesakau, kad mes šiandien žaidėm gražiai, mes įklampinom į tokį lėtą, nežinau, tokį stumdymąsi. Ir tokia buvo mūsų taktika ir jinai veikė. Ir pritrūko labai nedaug. Bet kaip sako, nors ir pirmą rytas plauka, bet vis tiek, skaitosi. Jeigu būtų vartininkas buvęs, aišku, čia filosofuojantis klausimas, bet... Vienareikšmiškai mes turim 2 gerus vartininkus ir manau, kad pagrindinis mūsų tai iš viso pretenduoja į geriausią LFL vartininko titulą, bet nei vieno, nei kito nebuvo. Bet čia nesakau, kad tai yra pagrindinė priežastis pralaimėjimo. Tiesiog mes parodėm, kad galim laimėti, bet šiek tiek pritrūko. Tai kokia ta pagrindinė priežastis? Pagrindinė priežastis prasileidom pirmą įvartį, kurio nesitikėjom iš standarto, nors prieš tai apsigynėm prie standartus ir tiesiog kažkaip ten tos minutės labai greitai ėjo. O dėl antro įvarčio, tai aišku, čia galima ginčyti. Svajonės vyrai pasakė, kad buvo ranka, bet teisėjas man paaiškino, kad ten buvo viskas normalu. Teisėjas visada teisus. Ačiū.